Airija. Dublinas. 3000 km. Daug ar mažai? Toks atstumas skiria Lietuvą nuo Airijos. Airijos, tapusios 120 000 lietuvių, antrąją tėvynę. Gerai apmokamas darbas, realizuotos svajonės pavertė juos išeiviais, tiesa neamžinais, vis dar su teisė grįžti į tą vienintelę gimtinę vadinamą Lietuvą. Kol jie dvejoja, nutarėme juos aplankyti mes. Mes tai Palangos miesto delegacija. Palangos fotoklubas 750 vykstantis ne tuščiomis rankomis, o vežantis gausią fotoparodą skirtą vasario 16 paminėti. Rašytojas Rolandas Rastauskas, Tauragės fotomenininkai susibūrė į fotoklubą Foto jūra ir Palangos miesto meras Alvydas Kirstukas. Vos 3 valandos skrydžio ir mes jau Dubline, Airijos širdyje. Pirmasis mūsų vizitas ne pas ką kita, o pas patį Dublino merą. Tiesą sakant, mūsų meras Alvydas Kirstukas ne ką prastesnis. Prilygo airiui ir iškalba, ir dovanomis. O šitą maišelį yra lietuviškas auksas. Čia tam prisiminimui šios dienos, kur įvardinta data Lordas meras ir mūsų visos kompanijos, visos delegacijos norai matyti jį Palangoje. It's just to remember this day that we met here today. Thank you very much indeed. Very nice. Čia yra gintaras Lietuvoje yra mūsų auksas. We call amber in Lithuanian gold. And thank you very much indeed. Airijoje labai daugiasluoksnė yra gyventojų išsidėstymo situacija. Sakykit, pas jūs yra daug tautų, kaip jūs visos sutelpa ir kaip jūs gyvena po vienu dangumi? I don't see any difficulty here. Yra daugiau negu 180 tautybių gyvenančių Airijoje dabar. Kai kurios tautybės turi daugiau atstovų, kai kurios mažiau, bet jos visos dirba ir žmonės yra darbštūs, jie tikrai atneša labai daug naudos mūsų visuomenei. And they are helping our economy. Daugelį metų Airija buvo okupuota Anglijoje. Buvo kalbos problema, žinau, kad airiai turi savo airių kalbą. Sakykit, prašau, dabar paskutiniais duomenimis airiškai kalbančių daugėja. Kas galėjo tai įtakoti, kad jūsų kalba, sakykime, atsigauna ir kad tas tautiškumas airiškas, jisai vėl prasimušė į viršų. Ta prasme, kad pats tautiškumas vėlgi pas juos didėja. Well, obviously, one's native language. Aš manau, kad tai yra tiesiog žmogaus gimtoji kalba ir žmonės nori išmokti šią kalbą, nors daugumas žmonių airiškai nešneka, bet labai daug žmonių nori išmokti airiškai. Language. Jūsų kabinete mes matėme tokį gant senoviškas tradicijas metuose turintį gongą. Papasakokit, kam jis buvo naudojamas ar galbūt ir yra naudojamas. Mes dabar tik tai kartais juokaujame ir mušame tą gongą, bet iš tikrųjų gongas buvo naudojamas pakviesti žmonės tėvus. The original intention. Sveikinant, miesto šeimininkas, palydėdamas mus, palinkėjo geros viešnagės, pasiūlė aplankyti miesto muziejus ir būtinai nepamiršti garsiosios airių Gineso alaus daryklos. Ta jam pažadėjome, tą ir padarėme. Aplankėme Dublino miesto parką, nacionalinį istorijos muziejų, pasisvečiavome garsiojoje alaus darykloje.
Labiausiai šioje kelionėje mums rūpėjo mūsų tautiečiai, bendravimas su jais. Kultūriniai mainai, bendrų projektų rengimas ir realizavimas buvo mūsų kelionės pagrindinis tikslas. Apsilankę Lietuvos ambasadoje, surengėme pirmąją fotoparodą. Gausus būrys lankytojų ir bendravimas prasidėjo. Lietuvoje dar pakankamai daug neapsisprendusių piliečių, sakykime, jiems gyventi Lietuvoje ar kur nors emigruoti. Jeigu jų sprendimas būtų, tarkime, vėlgi atsidurti Airijoje, ką jūs galėtume jiems patarti? Pagalvoti gerai ir niekur nevažiuoti. Taip gerai kaip Lietuvoje tikrai nebus. Kur jie neišvažiuotų, jie visuomet bus truputėlį svetimi. Ir visuomet labai tikrai ilgėsis namų. Ir to neatstos niekas. Nei geresnis uždarbis, nei turtinga valstybė, nei geri tos valstybės žmonės. Namų neatstos niekas. Išvažiavus iš tiesų yra labai sunku. Pasisvečiuoti galima, bet visam laikui nereikia. Reikia gerai pagalvoti. Aš Airijoje atsidūriau būtent pačių airių kvietimu, nes pradžioje mes turėjom ten tarptautinį tokį projektą, kur kartu vykdėm būtent Vilniaus universitete su daug Europos šalių, tame tarpe ir Dublino universitetu. Ir mes Vilniaus universitete, aš dirbau profesoriaus Abručio grupėje, mes išvystėme tokią technologiją, būtent kuri naudojama mikroschemų gamyboje. Ir jie paprasčiausiai užsakė aparatūrą, kad jiems sumontuotų. Tai aš atvažiavau su savo kolega, mes sumontavom. Tai man po to tiesiai šviesiai ir pasakė, sumontavai, dabar atvažiuoju su jie padirbti. Mokslininko darbas Lietuvoje ir Airijoje, ar jis labai daug skiriasi? Skiriasi ir gana nemažai. Gana nemažai. Sakykime, jeigu jau taip jau sakyti, kas man labiausiai užkliuvo, tai ne tik tai atlyginimas. Apie tą tai aš nekalbu. Lygis, tas, kaip sakant, statybininkas Airijoje nuo statybininko Lietuvoje pagal atlyginimą skiriasi gerokai mažiau negu mokslininkas Lietuvoje nuo mokslininko Airijoje. Sakykime, teisybė yra tokia. Bet ir kitas dalykas, kad mokslininkas Airijoje, darydamas savo tyrimus, yra daug labiau nepriklausomas nuo, sakykime, universiteto vadovybės. Labiau nepriklausomas nuo tos tokios vidinės politikos, kuri vyksta dažnai katedrai, fakultete, kur tu turi kam nusilenkti, ką pagirti. Finansavimas čia, aišku, yra geresnis. Tik tiek, kad skirtumas tas, kad mano pozicija yra daugiau tokia kontraktinė. Jeigu aš nedirbu, aš paprasčiausiai prarandu darbą. Yra, aišku, tokie mokslininkai, kurie universitete dirba, sakykime, lektoriaus darbas, jiems jau stabilesnis. Kažkaip nesinori taip prisirišti kol kas būtent prie Airijos, nors ką gali žinoti, jeigu Lietuvoje tokia situacija tęsis. Aš vis dar būdavau optimistas, sakydavau, gal kažkada grįšiu į Lietuvą. Tik tai įvyksta reforma, nes tokie estai, pavyzdžiui, pasidarė prieš 10 metų ir jie jau kaip toli nušaliavo. Tai ar galima taip sakyti, kad Lietuva jau galutinai prarado vieną iš šviesiausių savo protų? Šviesiausia, tai kaip sakant, nepulčiau taip girtis, bet ir negalėčiau sakyti, kad tai prarado. Bet kuo toliau, tu matot situaciją. Tada aš paprašiau, paklausiau, ar yra bent teorinė tikimybė, kad jūs grįžite į Lietuvą? Teorinė tikimybė visada yra. Gal po 5, gal po 10, gal po 20. Vis tiek aš esu gimęs Lietuvoje. Ir tarp kitko neskaitau save visiškai emigravusiu. Aš paso nesikeičiau. Čia yra darbas, tai yra mokslininko realizavimo vieta. Kaip, sakykime, čia panašiai dabar Europos Sąjungoje vyksta, kaip žmogus išvažiavęs iš Klaipėdos važiuoja dirbti Vilnių. Nes jis ten gali, sakykime, realizuoti. Tai atvirkščiai Vilniečių yra atvažiuojančiai į Klaipėdą. Gali būti tokių.
Kitas susitikimas ne ką prastesnis, su gausia ir iniciatyvia Dublino lietuvių bendruomenė. Turėjome unikalią progą apsilankyti čia jau beveik 10-metį gyvenančio garsaus Lietuvos išeivijos atstovo Nojaus koncerte. Tą pačią tiesą, tik aš sparnų neturiu. Nelikome skolingi, surengėme savo meninį pasirodymą, dar vieną fotoparodą. Ir bendravome. Atvykom, kaip sakant, ant šios vietos, reikėjo kurtis. Su šeima atvykus nėra taip paprasta. Negalėjau iš karto eiti groti, nes už tai nemoka niekas, nes tu esi čia vis tiek nežinomas. Nes mes tuo metu grojom ir buvom žinomi tik Lietuvoje, iš ko galėjom gyventi Lietuvoje ir gyvenome, kaip sakant, profesionaliai grojome. Atvykus čia, puoliau į laikraščius, susiradom darbus abu su žmona ir dirbome pradžioje ne muzikinius darbus, bet jau po kelių mėnesių darbo įsikūrėme, išsinuomavom gyvenimo plotą, susitvarkėm, apsitvarkėm buitį, jeigu galiu tai pasakyti, ir po 3 mėnesių įvyko pirmas koncertas. Aš visada grojau ir negalėjau be to ir iš karto po 3 mėnesių pirmą koncertą suorganizavau, pasiėmėm išsinuomavom klubelį, tas koncertas vyko 2001 spalio mėnesį, žinai, ir buvo smagu, žinai, lietuviai rinkosi, po truputį ir grojau kas mėnesį, ten grojau, taip 4 metus dirbau nemuzikinius darbus, po to nusprendžiau viskas, noriu vėl save skirti tik muzikai. Dar noriu gal pasakyti trumpai, kad per tuos 4 metus vis tiek sugebėjau, įrašiau albumą čia, savo namų studijoje, kiek sugebėjau, kiek viską, bet visada rašiau dainas ir kažkaip ir po 4 metų nusprendžiau, kad noriu vien groti, vien organizuoti koncertus, vien gyventi muzikoje. Ir ačiū Dievui dabar tas gaunasi, pavyksta ir taip pat visada važiavo muzikantai čia, reiškia, koncertuoti jau 2002 metais mes simboliškai uždarėm grupės Airija veiklą čia. Reiškia, 10 metų jai sukako, mes susikūrėme 92 ir 2002 simboliškai grupė Airija užsidarė Airijoje. Sustabdėme kūrybinę veiklą savo 2002 spalį. Tai va, toks kaip kitas kertinis akmuo. Ir po to važiavo, kadangi su kolegom muzikantais visada mes Lietuvoje draugaudom, grodavom, tai ir Žasai koncerto, ar Povilaitis, daug atlikėjų, tiesiog praplėtė savo geografiją, žinai, čia buvo smagu ir lietuvaičiam, visiems gyvenantiem, pajusti kasnelį Lietuvos tą. Ir tada 2004 atsidarė sienos, ir atvyko dar daugiau lietuvių, ir mūsų čia daug, ir mes jėga, kaip sako. Tu nusileidai šalia šiltais sparnais, uždengiai man akis. Galbūt lietuviai daugiau žino jau tas dainas ir jie reaguoja, kurie jau fanai tų dainų yra, reaguoja beprotiškai, taip kaip jie kitaip negali, žinai. Anglai, airiai reaguoja santūriau, jie sako good band, jie po to pasako, žinai, jiem keisti, žinai, nu, tu ne amerikonas, gal tu, žinai, tu, iš Lietuvos, o jūs ten nežinomas kraštas, pradžioj iš vis būdavo nežinomas kraštas, grojom tokių bendrų koncertų airių, ten visokios varžybos būdavo, jaunų grupių, bet man būdavo keista, kadangi mes jau Lietuvoje grojom 8 metus profesionaliai, tai aš porą kartų pabandžiau, bet paskui supratau, kad čia ne mano kelias, čia, kad ten groti nebūtina, žinai. Tiesiog grojame klubuose, ateidavo airių, žinai, ateidavo kitų žmonių, kada vėl kur grosit klausė. Nu, žodžiu, toks ryšys labai natūrai. Aš manau, kad čia yra ne stebuklas, jeigu lietuviams yra žmonių klausytojų ratas, kam patinka, tai airis ar anglas nieko nesiskiria. Šių metų kūrybiniai planai tęsiasi nuo praeitų metų gruodžio mėnesio, kuomet Airijoje Dubline įrašiau akustinį albumą ir šiuo metu ruošiu akustinį DVD išleisti gyvą to albumo įrašą, žodžiu, išleisti video. Vasarą planuoju įrašinėti naują albumą studijinį, kurį planuoju įrašyti vasarą, išleisti rudenį, jeigu viskas tvarkoja. Tai viskas tik planuose. Žodžiu, koncertuoti, organizuosiu kitų grupių atlikėjų koncertus, atvyksta taip pat daug muzikantų iš Lietuvos, kiti gros. Tokie planai muzikiniai. Yra, aišku, ne muzikinių planų, kurie, manau, tuos Dievas realizuosis. Kokius kalnus tau teko nuversti, kad įgautum tokį fotoklubo narių pasitikėjimą? Kad įgaučiau pasitikėjimą, nežinau, kokius man kalnus teko nuveikti, bet iš tiesų mes nuveikėme su mano atėjimu gan nemažai, nes kas buvo nepadaryta iki mano atėjimo, buvo padaryta su mano atėjimu. Taip, kad mes sukūrėme, kaip jeigu matėte mūsų puslapį internetinį fotoklubo,
Taip pat nemažai surengėme parodų, ne tik čia vietinėje mūsų, kaip čia pasakyti, ne tai, kad vietinėje, bet tiksliau mūsų Palangoje, bet taip pat ir už jos ribų. Ir kai dabar šiuo metu esame Dubline, tai aš manau, ne tai, kad mano dėka, bet su mano galbūt kažkokiam mintim idėjom kartu visą tai įgyvendiname. Sakyk, ar buvo didelių sunkumų, ar buvo didelis darbo krūvis organizuojant šią parodą ir kaip sekėsi įgyvendinti ir ar visus tikslus įgyvendinote atvažiuodami čia ir pristatydami savo darbus? Aš manau, kaip ir visų, kiek teko išgirsti visų nuomonę, visi yra patenkinti ir atsiliepimai yra geri apie mūsų surinktą parodą, visi vertino teigiamai, darbai taip pat visiems patiko, tai aš tikiuosi, kad atnešė teigiamų rezultatų. O kad kokius kalnus, tiksliau ne kalnus, bet kokius tikslus turėjome įveikti, tai visus įveikime. Kokie įspūdžiai čia atvažiavus? Jeigu atvirai, kas liečia patį Dubliną, tai kažkodėl man norisi grįžti atgal. O kas liečia pačią kultūrą, kiek teko pamatyti ir architektūrą, ir visą meną, tai iš tiesų šaknis čia yra gyvas ir yra ką pamatyti. Ar labai buvo sudėtinga organizuoti šį projektą ir patiesti tuos kelius tarp Lietuvos ir Airijos lietuvių? Man atrodo, tai buvo vienas iš grakščiausių ir lengviausiai padaromų projektų. Jo net pradžia tokia gan simboliška. Atvažiavo vasarą Renata Sungailienė, Palangos fotoklubo narė, eilę metų gyvenanti Dubline, su pasiūlymu surengti Dubline Palangos fotoklubo parodą. Ir mes jį aptarėjome, pasiėmė vyno butelį ir sutikom Palangos merą. Meras sako, kur jūs einat, vaikinai? O mus kviečia į Dubliną su parodą, pristatyti Palangą. Ir parodą daryti ne bet kada, bet būtent Lietuvos nepriklausomybės 90-mečio parodą. Meras, neužmirškit pakviesti ir merą. Ir po to liko tik tai parašyti, aš manyčiau, apie 60 oficialių laiškų, gauti apie 10 atsakymų ir visą tą techniniai dalykai. Užsakyti bilietus, užsakyti hostelį, apsigyventi, atvežti parodą. Ir ta paroda, kurį mes atvežėm, pasirodo, tai eilinį kartą buvo tik tai priežastis susitikti su lietuviais gyvenančiais Airijoje. Ir jiems tas pasimatymas, tas susitikimas su tai žmonėm, kurie atvažiavo, tai yra mūsų klubo nariais, tai yra klubo garbės nariais, tai yra mūsų svečiai su prodiuserinė televizinė kompanija. Mes atvežėm ne fotoparodą, mes atvežėm savo tikrą nuoširdžią lietuvišką kultūrą. Ne bet kada, bet būtent čia istorinė. Ir mes buvom lygiai taip pat sutikti labai šiltai, labai nuoširdžiai. Ir aš manau, tai jau yra įvykis. Gerbiamas Adai, ar galima sakyti taip, kad šitas mūsų projektas turės testinumą? Aš manyčiau taip, nes projektą pradžioje buvo abejonė, ar mes tai padarysime, ar sugebėsim, ar būsim taip sutikti. Mūsų laukia nepaprastai graži istorinė data. Tai yra Lietuvos 1000-metis, tai yra metai, kai Vilnius taps Europos kultūros sostinė. Šiandien po oficialių kalbų mes kalbėjom su gerbiama Izolda Šuskovienė, Lietuvos Respublikos ambasadorė Airijai. Mes kalbėjom su gerbiamu Palangos meru Remigijum Alvydu Kirstuku ir mes nutarėm ateinančiais metais padaryti dar fantastiškesnį projektą. Jeigu galima, aš apie jį šiandien pasakysiu nieko. Taip jau būna, visos šventės turi ir pradžias, ir pabaigas. Mūsiškė irgi baigėsi. Nesibaigia draugystė. Sekantis susitikimas greitai, pas mus tėvynėje, Palangoje.